Babuka, sakot, jeigu nerūšiuosiu, tai planeta taps didelė šiukšliadėžė. O kas man už to? Aš juk taip ilgai negyvensiu. Ir be to aš moku mokesčius už šiukšlių išvežimą. Tegul rūšiuoja tie, kurie vežioja šiukšlės, kuriems moku. Ar nemeškė? Kodėl aš čia turiu rūšiuoti? Juk ir aš ir taip moku už šiukšlių išvežimą. Taigi aš į pagalbą pasikviečiau Žaliojo taško atstovą Liną. Sveiki, Linai. Sveiki. Ir dabar aš jūsų ir klausiu. Aš suprantu, kad ten aplinka, švaru, visi kvėpuoja, grynų orų, bet ar yra kažkokios apčiuopiamos naudos man kaip tikram lietuviui reiškia? Nauda žinoma tame yra. Nuo 2003 metų, kai įsigaliojo Lietuvoje įstatymas, kad gamintojas importuotojas privalo susirinkti savo pakuotės arba užtikrinti jų surinkimą ir perdirbimą, gamintojai importuotojai tuo metu ir įsteigė organizaciją Žaliasis taškas, kuri kaip ir dalyvautų visame šitame procese ir finansuotų patį surinkimą, perdirbimą. Komunalininko išlaidos tos pakuotės surinkimui yra kur kas didesnis negu tos pakuotės vertė pardavus perdirbėjai. Jūs viską sumetate į vieną krūvą, tai yra gaunasi pakankamai pilnas, didelis mišrių atliekų konteineris, už kurį jūs mokate vėlgi pagal kubatūrą ir visa tai nukeliauja į sąvartyną. Tai yra turint omeny, kad mišriam sraute pakuotė sudaro iki tai yra, jūs turit galimybę atsikratyti pakuotę nemokamai, tai yra per tuos spalvotus rūšiavimo konteinerius, už kuriuos jau yra sumokėjęs pats gamintojas. Atsinešiau čia keletą pakuočių, raipsta akis nuo tų ženkliukų ant visų pakuočių, tai jūs dabar gal man ir papasakokit, ką čia kas reiškia. Šiaip pakankamai paprastas yra jo perdirbimo būdas, jeigu jį išlankstyti ir įmesti į karštą vandenį ir pamaišyti. Ta prasme, tai iš jo labai gražiai išsiskirtų kelios frakcijos, tai yra aliuminio folija, plastikas ir popierius. Čia Žalio taško ženklas yra, džiugu, sveikinu. Tai yra kartonas. Būtent kartonas yra lengviau. Ir kad mešti šiukšlių dėžę. Taip. Tie spalvotieji gražūs konteineriai, geltona, žalia, mėlyna, mes gyventojai už jų išvežimą nemokame. Ne. Tai jeigu aš dabar įkalbinčiau visus savo kiemo kaimynus namo, kad visi mes rūšiuotume šiukšlės, tai mes galėtume pasistatyti mažą konteineriuką toms visoms bendroms šiukšlėms. Taip. Ir mes mokėtume ten labai nedaug pinigučių. Kad ta suma mokama būtų mažesnė, tai tikrai taip. Ponam kurmiams paskaičiavus, suprantu, kad naudos iš šiukšlių rūšiavimo aš galiu turėti. Ne tik dėl to, kad propaguosiu ekologišką gyvenimo būdą, mažinsiu šiukšlynų plėtrą, bet ir ilgainiui galiu mokėti mažiau už šiukšlių išvežimą. Einu apie tai informuosiu kaimynus, jei visas namas rūšiuos, galim pasiekti gerų rezultatų. Mitas sugriautas!